Dzūkų restoranas, Radvilaitės Zrazai, žiauriai kietas Aido kupolas, apžvalgos bokštas, labai akivaizdžiai juda. Bet apie viską nuo pradžių. Tai pirmiausia, aš atėjau iš tą kupolą ir nežinau, kad čia yra tarsi šventykla tokia. Ši vieta yra kažkur prie Druskininkų, Alytaus, Varėnos, ir vidurių Merkinės piramidė. Valgyt noriu. Už kelių kilometrų atėjom valgyti. Čia atvykome į dzūkų restoraną Merkinėje, Dzūkinė. Rekomendavo tokį. Maistas žiauriai čia įdomus, pasižiūrėk. Pastarnokų spurgytės, esniko dilgynių sriuba. Viskas taip skaniai skamba, įdomu, ką jūs sakyti. Pasiėmiau ilgai ruoštą anties kulšelę, tai turbūt ruošiu ilgai, nežinau, našiurdau. Nesu fanė naminės gyros, bet šita buvo tokia skani. Atrodo labai fanas prieskonių. Ir atnešė valgyti ir tikrai negamino taip ilgai, kaip įsivaizdavau. Maistas, kurį aš pavoksiu nuo tėčio, nes eiktų savo. Kažkas tikrai ne savo norų pasikeis su mane maistu. Ar mano maistą. Nuo šitų spurgyčių. Turiu žalio supratimo su kuo esi. Bet antis tokio skanumo jūs nepatikės, tiesiog tirpo burnoje. Bulvių košė. Jo, jį biški nuvylė, dėja. Tikrai buvo labai skanu, nors asmeniškai nepabaigiau, bet porcijos tikrai geros. Kai valgote skaniai ir žodynas tiesiog tampa Ir desertui 100 lapiukas. Toks ir pavadinimas buvo, bet šiaip labai skanu. Sakyčiau, kad pavalgiau, bet tiesa ta, kad prisivalgiau. Čia bausmė, jeigu valgai desertą. Popi. Labai stabilus. Mat, ką sakiau apie stabilumą? Žinokit, jis labai akivaizdžiai juda. Šiaip gražu. Tiesiog atsiveria visa paronama. Paronama. Šutinis komentaras nulems, kur aš varysiu kitą kartą.